812, 9812 žmonių pas mus. Vėl būsiu lūzeris. Klausau. Čia Aistė? Taip. Labas. Labas, kas skambina? Čia Darius. Kas? Darius. Darius? Nu, toks mano vardas. Darius. Iš kokio to krašto, kad tu čia šneki, nežinau. Nu, aš šiaip tai norėjau tiesiog, nu, kaip, susipažinti. Nu, susipažinti. Susipažinti. Kur gavai numerį? Mano, kaip ir draugas, yra šitame dirba jau, nu, tame Playboy'e. Ir aš pamačiau tavo jau tas nuotraukas, galvoju, paskambysiu. Nu ir kas, kad ten mano nuotraukos yra ir kad tavo draugas ten Playboy'e dirba, aš numerio savo nei vienam nedaviau. Nu tai, bet kad to man, nu, tokia jau labai gražia, tai aš nutariau, kad to būsi dabar jau mano mergina. Tu nebejuoki, gerai? Tai ašgi nejuokiai paskambinau, aš tau jau dabar kaip ir, nu, draugausim. Gerai, neįdomu. Nes tu aš dedu ragelį, nes aš einu pavakarieniauti, nes kažkokiais norėm šnekėti, kur man vien akcentas kelia juoką, žinai. Tai aš galiu, palauk, aš galiu be akcentų šnekėti. Palauk, nu, va, dabar jau geriau. Na, negaliu aš šnekėti, man juokas. Aiste, palauk. Va, dabar jau kalbu be akcento. Jo, aha. Jau geriau. Kurgina. Atiduodi mano žokus. Aiste, tu iš Elektrėnų, ne? Kas? Kuo tu iš vis čia skambini? O tu iš Elektrėnų pažįsti Andrių Siminauską? Ne. Aš pažįstu. Nu, tai ką? Tai jis gyvena Elektrėnuose, aš galvojau, gal ir tu pažįsti. Nu, ne. O klausyk, aš Kaune dabar esu, aš Kauno kolegijoje mokusi. Tai gal norėtum susitiekti? Ne. Kokius kavus? Ne. Ar šampanų? Ne. O tai, nes, nu, ašgi galiu, nu kaip, ten viską sumokėsiu už šampaną, už kavą. Man neįdomu. Aš ir pati galiu susimokėti. Ne, tai ir aš galiu. Abu gali. Nes aš tave mačiau... Iš tų gerų pastatų nusives kitą panelę, kavinę ar kažkur, nežinau, manęs nedomina. Bet tai, kad tu man patinka, ne kita kokia. Nu, tai ką aš matau, man nepatinka ir viskas. Tai tu da manęs gi nematei. Nereikia jo. Ne, tai tugi manęs kol nematei, aš žinau, kad esu labai gražus. Manęs nereikia matyti. Aš tau prisiekiu, aš esu labai gražus. Gal man neįdomu, žinau. Aiste, palauk. Nelauksiu, neskambės man daugiau. Palauk, aš tau tik tai vieną dalyką noriu. Perskambinam. Davai dar perskambinam. Aišku, numes, bet nu, gal, žinai, gal pavyks mums ją užknist normaliai. Nu, taip, nu, Aiste. Žiūrim. Labai vinga. Taip, ir valgydama kalba dar. Yra. Klausom. O tai kartą vakarieniausia. Kam? Čia ne Aistė. Tai o kas čia ne Aistė? O kas turėtų būti, ką? Nu, Aistė turėtų būti. Eik tu, Aistė, o kodėl tau Aistės reikia? Nu, nes jinai man labai patinka. Aš ją mačiau Delfyje ir man labai patinka Aistė. Ir aš kaip ir jau norėčiau su ją susitikti, kad jinai būtų mano mergina. Jo, aš irgi norėčiau, kad jin būtų mano mergina, aš ją kviečiau susitikti, bet ir jinai su manim nėjo. Tai nežinau, kažkaip gal susijungkime, vienas kitam padėkime, gal jin su kažkurio susitiks. Kodėl tu taip keistai kalbė? O kodėl tu taip keistai kalbė? Aš nekeistai kalbu. Kaip tai nekeistai kalbė? Aš normaliai. Tu normaliai? Aš irgi normaliai. O iš kur tu esi, koks tavo vardas? Aš esu iš ten, kur tu esi, o mano vardas toks, koks tavo vardas. Tu esi iš Tik su galūnėmis E. Tu esi iš Vilkaviškių ir tu esi Darį? Taip, kaip pirštų į akį.
Ne, aš taip nedarau. Tu taip nedarai? O kaip tu darai? Aš gražiai su merginom bendrauju. Tu gražiai su merginom. Nebadau jokių akių, nieko. Esi mylėjęsi su vaikinu? Kas čia per klausimas? Nu, aš klausiu, ar esi? Gal norėtumai pabandyti? Ne, kas čia per klausimas, baik. Tai va, jeigu nenori, kad pabandyti, tai nebeskambink į šitą numerį. O tu turi vaikiną, kuris nori su manim mėtėtis? Atrasiu, kuris norėtų. Foi. Tai va, Foi, jeigu nenori. Taigi, jeigu, tai o tai kaip jisai tipo, kad su manim nori susitikti, pasimylėti? Nu, tai susitiks ir pamatysi, jeigu tau labai norisi susitikti. Bet kada žinok, su Aiste noriu susitikti, nes aš ją mačiau Delfyje ir labai man yra gražiai ir labai gražiai tenais pripiešta viską ir aš labai norėčiau, nu kaip ir kad jie jau būtų mano mergina. Aš irgi norėčiau, kad jin būtų mano mergina, bet jie nebūna mano mergina, tai aš nežinau, kieno man gali būti mergina. Tai jie jau nebegali būti tavo mergina, nes jie jau bus dabar jau, nu kaip, jau dabar tavo mergina, bus mano mergina. Tavo mergina. Aš žinau, tu jai pasakyk, va tai va. Aš esu gražus. Jis yra gražus, turtingas, pinigingas, nuostabus, labai turi Audi A4 su daužtu priekiu, įdėti ksenonai, aleksenonai iš turgų, žinai, kur būna tik lemputės, bet ne tikri ksenonai. Po to yra letnykai, bet nėra letnykų, tik tai, žinai, imitacija, kalpokai, aišku, natūralus kalpokai, žinai. Ir kas dar apie jo mašiną? Jo mašinos vidus yra išmuštas ale oda, bet ten nėra oda, ten tiesiog užpilta lipalų, o lipalas sukietėjęs ir atrodo kaip oda. O tai aš čia norėčiau dar, tai tu čia... Įsiterpti tu norėtum, nei mano ir Aistės mudviejų pokalbį. O tai dabargi jau tu su manim kalbė? Tai, aš su tavim kalbu, aš su tavim nekalbu. Tai, klausyk, tu tik taip gali įsiterpti į mano pokalbį, tu pokalbio neturi. Kad tu biški gal čia iš manęs tyčiuosi. Nu, gal biški ir atrodo, gal biški taip ir yra. Tai va, tai tada tu pasakyk Aistei, kad aš esu, nu, gražus, mano vardas yra Darius, aš esu, man yra 23 metai. Gerai, aš labai norėčiau tave vadinti, žinai, kuom? Aš tave vadinsiu Lukenzo. Gerai, nes man atrodo, kad tau labiau tinka šitas vardas. Kas toks? Koks pranas gal? Jo, mums labiausiai patinka tave kreiptis pranu. Tai žinok, jeigu jie nenori draugauti, tai galime tik tai susitikti, nu žinai, ant sekso. Ant sekso, net, va, vis dėlto sekso nori, net, tai galime greitai suorganizuoti. Žinai. Bet tik tai nesu vaikinu. Ne, tai žiūrėk, ant sekso aš greit suorganizuosiu, tu čia nebijok. Klausyk, duok Aistę pašnekėti. Ne, negaliu, nes man labai patinka tavo balsas ir aš noriu su tavim kalbėti. Man tai tavo nelabai. O man tavo labai, todėl aš pavydžiu Aistį, kodėl tu Aistį skambini, tai aš noriu vietoj Aistės pakalbėti. Bet kad, žinok, nu, tai man nelabai patinka. Bet tu man labai patinka. Man geriau būtų su Aiste pašnekėti. Aš suprantu, bet, žinai, man būtų geriau su tavim pašnekėti, negu vienai iš viso su niekom nešnekėti. Tai aš, pavyzdžiui, manim niekas nesidomi, aš irgi esu gana graži mergaitė, bet man niekas neskambino. Žinai, tai aš irgi noriu pašnekėti. Tai vat, kai Aistė kas nors skambina, tai aš pačiumpu telefoną ir galvoju, gal kaip nors kokiu netičiuku sugundysiu. Kad žinau, tu labai jau gražiai esi. O tai gal tu su manim nori susitikti, mes laisvai galime susitikti. Nelabai. Pašnekėsim, tada pažiūrėsim. Kad žinau, gal to tai man nelabai patinka, bet Aistė tai labai. Tai jeigu padaryk taip, jeigu tu dabar duosi Aistei telefoną, tai aš paskutinį tik tai dalyką pasakysiu, jei viskas daugiau nebeskambysiu, jeigu jau taip jūs nenorit su manim bendrauti. Aš su tavim noriu bendrauti. Bet kad tu, man atrodo, nelabai gražiai. Žinok, nežinau, žinai, aš savotiškai biškė esu. Ta prasme, žinai, tos vyžus plaukus aš galiu persidažyti, čia nieko tokio. Ir šiaip, žinai, aš dabar vartoju tokias pilulės, mano tą pilvą, mes tu nepergyven. Viskas, jau žinau, tu jau pakalbėjai, jau aš pasielgau Aistės. Su Aistės pasiilgai, blemba. Dar ne, aš dar nenoriu duoti. O, tai aš neprašau tavęs duoti, aš nusakiau, tu man nepatinkė, duok man Aistę. Tu man turi manęs maldauti, iš tikrųjų neprašyti. Noriu, aš tavęs pamaldausiu labai gražiai. Nu, noriu. Tai įjung garsiakalbį, kad ir Aistė girdėtų.
Įjung garsiakalbį, kad ir Aistė girdėtų, nes aš labai gražiai maldausiu. Įjung garsiakalbį ir tada aš labai gražiai maldausiu. A jau įjungė garsiakalbį. Palabuškė. Įjung garsiakalbį, aš labai gražiai maldausiu. Girdė. Nu. Jau įjungė garsiakalbį? Aha. FM. Labas vakaras, čia radistai iš Zip FM. Kas per tyla? Alio! Kur ta krūta merga? Kur ta kieta merga, kur sakė, kur nepatinka jai Darius? Yra šalia. Tai labas vakaras, čia radistai iš Zip FM. Justinas Jankevičius. Labas, aš Justas, o tavo koks vardas? Labas, Aistė. Bet kaip? Tai Aistė, kodėl tu, suprantigi, nenori su manimi eiti į pasimatymą? O, Dieve. Va, klausyk, tai Aistu, aš mačiau tavo fotkės šitame Gidelpyje. Nu taip. Tai... Va, tai tiek ir norėjau pasakyti, kad kaip ir, nu, nieko, kažką. Kaip fainai. Kai iš karto baigėsi krūtumai! Iš karto baigėsi krūtumai! Klausyk, tai dabar čia ir Evaldas dar yra toksai šalia. Tai klausyk, tai dabar Justas nusprendė, kad tave be eilės įregistruojam į sekso olimpiadą ir į stringistus turėtum atsiųsti savo nuotrauką. Gerai. Užsirašyk ant savo užpakalios radistai ir atsiųsk į foto@zipfm.lt ir tavo kaltė už moralinį Dariaus traumavimą visam likusiam gyvenimui bus išpirkta. Gerai. Gerai, Aistu, tai gero to vakaro. Lik tokia pati žavinga, kokia esi Delfi fotkėje. Ačiū. Iki. Na, mes, žinok, turime reikalų su reklamom neišgrotom vėl. Eilinį kartą. Važiuojam su reklamom. 40 sekundžių.